Sveiki visi! Tai esame pasileidę į beveik mėnesį truksiančią kelionę aplink Pietinę Zelandijos salą. Per pirmą savaitę pavyko aplankyti nemažai įdomių vakarinės pakrantės vietų. Sudaryti tą pirmą įspūdį, kaip čia ta Naujoji Zelandija iš tikrųjų atrodo. Šiek tiek apsiprasti prie gyvenimo mašinoje, kas iš pradžių galbūt neatrodytų taip sudėtinga, net įdomu, tiek laisvės šitoje idėjai. Namas ant ratų, kur be nuvažiuotum, ten gali gyventi, bet gana greitai supratom, kad ne viskas taip patogu, kaip iš pradžių buvo galima pamanyti. Vietos mažai, daiktų daug, dar jeigu lauke lyja. Žodžiu, įsijautėme į kelioninį ritmą. Banokoje mūsų laukia vienas didesnių iššūkių. Beveik 1300 vertikalių metrų iki rojaus viršukalnės. Mūsų pagrindinis tikslas buvo viršuje pasitikti saulėtekį, todėl ir kopti teko pradėti apie 4 valandą ryte. Dieve, kad mes nusisukom galvos. O dar kas vulkaninio jiems? Bėga, oi, kai bėga. Oi. Šalta. Aš vos parėjau, čia jau šoka. Atsiprašau už tokias kančias, bet padarėm kitokią dieną. Jūs nukankinom, va, jums taip ir reikia. Maladėt, šaunuoliukai. Oi, duša. Pietus, vakarienė ištaisė.
Door locked. Your maximum use time is 10 minutes. Negavai, tai yra nepratęsi. Jau vandenynas? Čia kaip būtinį. Third Burger. Čia saldu. Link kur važiuojat? Kur Mes į Otau važiuojam. O tai tau. Maždaug prieš 80 milijonų metų skilus Pangėjo superkontinentui, iki pat Maorių atvykimo apie 1300 metais, Zelandija buvo visiškai izoliuota nuo likusio pasaulio. Dėl šios priežasties dar šiai dienai čia gyvena nemažai unikalios gyvūnijos, kaip kalnų papūgos skėjos, kailiuotieji ruoniai, šalies simboliu tapę kiviai. You do hear that feel? We are travelling quite fast, around about 24 knots. So hold on to any loose items. We'll also be going into a nice headwind. So I'd say it won't be very pleasant up there, but whatever you guys want. Švytintys kirminai taip pat vieni unikalesnių padarų pasaulyje, aptinkami tik Australijoje ir Zelandijoje. Jų galima aptikti miškuose, bet didžiausios kolonijos įsikūrusios urvuose, nes čia visada tamsu ir nėra vėjo. Kiekvienas kirminas savo teritorijoje iškabina lipnias šilko virveles ir švytėdami vilioja pro šalį skrendančius vabzdžius. Ištisos jų kolonijos urvuose suformuoja įspūdingą žvaigždėto dangaus reginį, kuris šiai dienai privilioja ir daugybę pro šalį vykstančių turistų. Garsusis Milford Sound arba Milfordo fjordas. Šiandien viena populiariausių ir labiausiai atpažįstamų vietų iš atviruko apie šią šalį. Dėl pernelyg siauro patekimo į šį fjordą, Džeimsas Kukas nenorėdamas rizikuoti net porą kartų praplaukė pro šalį.
Tačiau po maždaug 50 metų kitas Europos keliautojas, tiksliau ruonių medžiotojas Džonas Grono, dėl kilusios audros neturėjo kitos išeities, kaip tarp kalnų įvairuoti savo laivą į ramesnius vandenis. Ir papuolė į ramią aukštais kalnais apsuptą įlanką su šimtais krioklių. Tuo metu jis šią vietą pavadino Milfordo prieglobsčiu. Čia lyja apie 200 dienų per metus ir visgi supratome, kad būtent lietinga diena čia turėtų būti pati įspūdingiausia. Gyvuliukai amolų pastatė čia tą. Tai įsisiosi ar maudysies? Papusryčiavę pasiekėme vieną iš piečiausių Zelandijos žemyninės dalies taškų. Toliau tik Stiuarto sala, kur gyvena nykstantis vietiniai paukščiai kiviai. Na ir pietų ašigalis, iš kur Zelandija gauna gaivų orą.
Vienas kelionės tikslų buvo pamatyti pingvinus, bet dėja jų pasirodymo laikas niekaip nesutapo su mūsų stebėjimo grafiku. Neradę pingvinų, išlėkėme ieškoti kitų padarų. Atvykome į Kanibalų įlanką. Pasirodė ir jūrų liūtai. Prisimedžioja įvairių žuvų ir kalmarų, jie čia su savo jaunikliais atvyksta patinginiauti. Žmonių jie nebijo, bet geriau per daug nesiartinti, kaip ir dažnas mūsų po ilgos dienos jie gana irzlūs, ypač jei kas trukdo ilsėtis. Mūsų kelionė jau kiek daugiau nei pusėjo, o vietų, kurias norėjome aplankyti, sąrašas sėkmingai pildo pirmųjų kartų kibirą. Na, bet dar liko keletas nenubrauktų vietovardžių, neišbandytų veiklų, neveiktų baimių. Grįžtame į, tai pavadinkime, gimtąjį Tvaizelį, aplankyti keletą senų draugų. Iki sekančio.